Daugiau nei 10 trilijonų dolerių tiek europiečiai laiko savo banko sąskaitose. 260 milijardų eurų tiek nuvertėjo tie pinigai per 2024 metus, 712 milijonų ir beveik pusę milijono tiek šios santaupos praranda perkamosios galios kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę. Bet nesijaudinkite, ES ateina jūsų gelbėti, o tiksliau gelbėti jūsų pinigų. Ji turi gan aišku ir viešai paskelbtą planą jūsų pinigus įdarbinti. Tik klausimas, ar jūsų naudai. Ir dar nesidžiaukit anksčiau laiko, kad galėsit atsimti savo pinigus iš antros pakopos, nes visai galimai jūsų santaupos bus nukreiptos į kitą sistemą, kad jūs tų pinigų neprarastumėte ir kad jie neprarastų savo vertės. Ir aš visiškai nejuokauju, jeigu apie tai nieko negirdėjote, tam yra priežastis. Galimai ta, kad nespėtumėte priimti sprendimo, ką daryti su savo pinigais savarankiškai. Ir žinau, skamba kaip sąmokslo kokia nors teorija, bet štai pranešimas tiesiai iš Europos komisijos puslapio su paaiškinimu, ką ir kodėl jie darys su tais pinigais ir ką jau jie padarė įgyveninant šitą visą planą. Tai per ateinančias kelias minutes aš jums parodysiu, kas slypi už šio gražiai skambančio plano, pavadinimo taupimo ir investicijų sąjunga, kaip jisai gali tiesiogiai paveikti jūsų santaupas ir kodėl dabar yra geriausias laikas pradėti galvoti apie savo pinigus, ne kaip apie gulinčius papiriukus sąskaitoje, o kaip apie įrankį, kuris gali dirbti išskirtinai jums ir uždirbti jums dar daugiau tų papiriukų ir parodysiu, kaip jūs patys galite spręsti, ką daryti su savo pinigais, siekiant juos apsaugoti nuo nuvertėjimo, vietoj to, kad kažkas tai darytų už jūs. Bet prieš pradedant, kaip ir priklauso kiekvienam youtuberiui, turiu paprašyti prisidėti prie šio kanalo augimo, paspaudžiant like mygtuką ir kaip padėką su šiuo QR kodu ir nuorodo aprašyme galite pamatyti, kaip atrodo 24% dividendų mokantis investicijų portfelis. Tai ačiū jums. Gerai, pradėkime nuo pradžių. Europos Sąjunga. Briuselis tai naujausias planas vadinamas taupimo ir investicijų sąjunga arba angliškai SEU, tai Savings and Investing Union. Skamba solidžiai, ne? Bet kas po šiuo pavadinimu slepiasi? Tai oficialus tikslas paskatinti europiečius perkelti savo pinigus iš banko sąskaitų į kapitalo rinkas, kitaip tariant, mažiau taupyti, daugiau investuoti, bet investuoti ne bet kur, o ten, kur paranku šiai sąjungai. Idėja nėra visiškai nauja, tai perdirbta ir pagražinta senosios iniciatyvos kapitalo rinkų sąjungos versija. Šio plano pirmasis bandymas pradėtas 2015 metais, bet jisai nepaėjo. Trūko, kaip sakoma, politinės valios, bet dabar atrodo tos valios atsirado. Kodėl? Buvęs Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi, žmogus, kurio žodžiai gali pajudinti rinkas, parengė ataskaita, kurios išvada paprasta. Europos Sąjungai reikia mažiausiai 800 milijardų eurų papildomų investicijų kasmet. Kam? Ogi ambicingiems Europos Sąjungoms tikslams. Tai žaliai energijai, skaitmenizacijai, gynybai ir panašiai. O kas galėtų sumesti 800 milijardų? Tai vyriausybės, jos jau ir taip iki ausų skolose. Korporacijos nelabai. Kas lieka? Ogi mes paprasti piliečiai su savo 10 trilijonų dolerių gulinčių sąskaitose. Ir čia į sceną žengia Portugalijos politikė, dabar Europos komisarė Malija Luis Albuquerque, jai patikėta vadovauti šiam projektui. Jos misija įtikinti mus visus, kad mūsų pinigams bus geriau ne banko indėlio ar sąskaitoje, o akcijose, fonduose ir kitose finansiniuose produktuose. Tai planas remiasi 4 ramsčiais, bet aš juos išversiu jums į žmonių kalbą. Tai pirmas, skatinti investuoti, antra, nukreipti tas investicijas ten, kur ES atrodo teisinga, trečia, sukurti bendrą Europos kapitalo rinką ir ketvirta, visą tai centralizuotai prižiūrėti iš Briuselio. Dabar svarbiausia dalis. Kaip tai paveiks jūs? Vienas iš siūlomų mechanizmų yra automatinis darbuotojų traukimas į pensijų schemas. Tai įsivaizduokite, pradedate dirbti naujame darbe ir dalis jūsų atlyginimo automatiškai keliauja į pensijų fondą. Jūs žinoma galėsite to atsisakyti, bet sistema sukurta taip, kad dauguma tiesiog paliks viską kaip yra ir vis dėlto savo ar ne savo valia tiesiog per užmaršumą kaups. Nieko neprimena. Jo, tai mes jau kažką tokio turėjome. O kas valdys tų fondų pinigus, tai didieji turto valdytojai tokie kaip BlackRock, kurie, patikėkite, puikiai sutarė su ES politikais ir investuoja ten, kur Briuseliui reikia. Galimai investuoja ir investuos. Kitas punktas tai finansinis raštingumas. ES nori mus visus edukuoti. Skamba puikiai. Bet velnias slypi detalėse. Tai pabrėžiame, kad europiečiai turi gauti teisingą informaciją, kad priimtų teisingus sprendimus. Man tai skamba šiek tiek įtartinai, ar tai reiškia, kad bus tik viena teisinga nuomonė, ar vis tik bus palikta vietos reikšti
savo valiai, kur ir kokių finansinių raštingumų žinių aš noriu stektis ir kaip tas žinias panaudoti, tai nėra iki galo aišku, ar bus viena teisinga nuomonė, ar kelios, ar daug skirtingų nuomonių ir galiausiai rizika. Tai siekiame, kad mes smulkiai investuotojai savo pinigus neštumėme ne tik į saugius vadinamus blue chip gigantus, tai JAV akcijų rinka, anta rinka ir panašiai, bet ir į rizikingesnės sritis, tai mažas ir vidutinės įmonės ir ar nelikvidžius infrastruktūros projektus. Kitaip tariant, didįjį pelną pasims ES nužiūrėtos įmonės ir projektai, o riziką prisiemate jūs. Tai ačiū už rūpestį, viso gero. Dabar nesupraskite manęs klaidingai, aš nesakau, kad laikyti pinigus banke yra geriau nei investuoti, anaiptol tai yra vienas blogiausių dalykų galite daryti su savo santaupomis, tai leisti jiems tiesiog nuvertėti. Bet esmė yra ta, kad sprendimą, kur ir kaip investuoti, turite priimti jūs, o ne kažkoks, biurokratas, Briuselėje, žodžiu, kažkas už jūs. Tai pažiūrėkime paprastai, tarkime, jūs turite 5000 eurų, laikote juos banke, per metus infliacija suvalgo, sakykime, 3 procentus, tai po metų jūsų pinigų perkamoji galia jau yra tik 4850 eurų. Tai prarandate 150 eurų per metus tiesiog nes nieko nedarėte. O jeigu Briuselio planas pavyks, galbūt būsite paskatinti investuoti į kokį nors perspektyvų žaliosios energetikos startuolį, kuris uždirbs pinigų, o gal jisai po 2 metų bankrutuos. Alternatyva būtų spręsti, ką daryti su savo pinigais savarankiškai. Ir čia nereikia būti Wall Street vilku, šiandien technologijos leidžia investuoti paprasčiau negu užsisakyti pizzą. Jums tai reikia patikimo ir reguliuojamo brokerio. Pavyzdžiui, vienas iš mano naudojimų brokerių Freedom24, tai puikiai tinka ir naujokui, ir pažengusiam investuotojų. Brokeris veikia pagal ES MiFID II direktyvą ir yra prižiūrimas SISEC, tai reiškia, kad jisai žaidžia pagal taisyklės, kurias nustatė pati ES. Pagalvokite apie tai kaip apie savo asmeninį finansinį suverenitetą. Tai užuot laukia, kol kažkas kitas nurodys, ką daryti su savo pinigais, jūs patys pasirinkate ir pasirinkimas yra didžiulis. Pavyzdžiui, užuot spėliojo, kur įmonė bus sėkminga, galite investuoti į visą pasaulio ekonomiką vienu ypu. Kaip tai per ETF ar biržoje prekiavimus fondus. Paimkime konkretų pavyzdį. iShares MSCI World UCITS ETF trumpiniu IWDA. Tai nesijaukite dėl sudėtingo pavadinimo, įsivaizduokite jį kaip didelį krepšelį, į kurį sudėta daugiau nei 1500 didžiausių pasaulio kompanijų, jų akcijos tai Apple, Microsoft, Amazon ir šimtai, šiaip netgi virš 1000 daugiau. Tai pirkdami vieno šio fondo dalį, vienetą ar fondą, jūs tampate visų šių įmonių mažyčių bendrasavininkų. Tai jūs nebandote atspėti, kas laimės, jūs tiesiog statote už visą komandą. Tai geriausiai vertinamų pasaulio kompanijų komanda, iš kurios prastesni gal pervargę žaidėjai, kas 3 mėnesius būna pakeičiami naujais geresniais žaidėjais. Istoriškai tokio tipo globalūs akcijų fondai vidutiniškai per metus auga 80 procentų. Aišku, būna ir prastesnių metų, bet ilguoju laikotarpiu tendencija yra kylanti. Tai būna ir prastesnių, ir daug geresnių metų. O geriausia dalis yra ta, kad tokios platformos kaip Freedom24 siūlo milžinišką pasirinkimą, tai virš 40 000 akcijų, skirtingų akcijų ir daugiau negu 3600 ETF fondų. Tai jūs galite išsirinkti būtent tai, kas atitinka jūsų strategiją ir rizikos toleranciją. Tai nesvarbu, ar norėtumėte savo pinigus laikyti geriausio pasaulio kompanijų krepšelyje, geriausių Europos, JAV ar tiesiog geriausių technologijų kompanijų krepšelyje fonde. Pasirinkimas yra išties didelis, bet to Freedom Holding Corporation, kurios dalis yra minėtas Freedom24 brokeris, yra listinguota JAV Nasdaq biržoje šalia tokių gigantų kaip Apple ir Microsoft, kas rodo aukštą kompanijos skaidrumo ir patikimumo lygį. Dėl tai praėjome dalį, kodėl reikia investuoti savarankiškai. Dabar einame prie dalies, kaip investuoti savarankiškai. Tai parodysiu, kaip investavimas veikia praktiškai. Tai procesas yra juokingai paprastas ir visiškai čia be sarkazmo. Kartais užsakyti maistą per Bolt ar Voltą trunka ilgiau nei suinvestuoti savo pinigus. Tai pirma bus reikalinga brokerio paskyra. Čia video kortelę rasite lietuvišką registracijos gidą ir video aprašymę vardinę registracijos nuorodą. Užsiregistravus ir prisijungus prie savo online brokerio paskyros, paieškos skiltyje suvedate investicijos pavadinimą, tai minėto pasaulio akcijų fondo pavadinimas yra iShares MSCI World, kurio trumpinys yra IWDA. Paspaudžiam ant jo, pasirinkame, mums iškart parodo, kiek kainuoja vienas fondo vienetas, tai viena fondo akcija, nurodome, kiek vienetų norime pirkti, sistema iškart parodys, kiek suinvestuosime pinigų, spaudžiame pateikti pirkimo užsakymą, patvirtiname ir viskas. Tai
Sveikinu, jūs ką tik tapote investuotojų, jūs ne tik įsigijote turtą, bet ir žengėte žingsnį link savo finansinės ateities kontroliavimo. Ir tai yra tikras turtas, jūsų investicijos priklauso jums, jos yra paveldimos ir prireikus gali būti perkeltos pas kitą brokerį ar į banką ir netgi galima jas užstatyti, tai kaip žmonės būna užstato savo nekilnojamo turto ir taip pasiskolina pinigų. O jūsų pinigai esantis brokerio paskyroje yra apdrausti investuotojų kompensavimo fondo iki 20 000 eurų. Tai visas procesas, kai jau turite paskyrą, užtrunka gal kokias porą minučių per mėnesį, o paskyrą su lietuvišku gidu be klaidų atsidarysite per 10 minučių. Tai reikia paspausti nuorodos prie šio video aprašyme, gausite už tai dar papildomų bonusų, tuomet reikės įvesti savo kontaktus, atsakyti į kelis klausimus ir kadangi brokeris yra licencijuotas Europoje, reikės pateikti asmens duomenis. Tai licencijuoti brokeriai turi prievolę tikrinti, kad per juos nevyktų pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas, bet už tai gaunate ES instancijų priežiūrą ir apsaugą. Ir beje, brokeris dažnai taiko akcijas naujiems investuotojams, pavyzdžiui, atitinkamų terminų susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti galima gauti iki 10 akcijų dovanų ir kiekvienos dovanojamos akcijos vertė gali siekti $800. Tai akcijų terminus ir specialius promo kodus rasite video aprašyme. Taigi, grįžkime prie ES plano. Ar jis yra blogas? Nebūtinai. Noras nukreipti pinigus į ekonomiką yra suprantamas, bet klausimas, kieno sąlygomis tai bus daroma. Ar mes būsime tik pasyvus sraigteliai eilinėme aparate, ar patys valdysime savo finansus. Aš renkuosi antrą variantą ir raginu jūs bent jau pasidomėti antrojų variantų, užuot leidę infliacijai graužti jūsų santaupas ar politikams nurodinėti, kur dėti savo santaupas. Tai skirkite valandą laiko ir pažiūrėkite daugiau įrašų apie tai, kaip veikia paprastas pasyvus investavimas, kad ir į globalius ETF fondus. Investavimų nereikia turėti daug pinigų, galima pradėti ir su 100 eurų arba netgi mažiau. Tai nėra greito praturtėjimo schema, bet tai yra patikrintas ir laiko patvirtintas būdas auginti savo kapitalui, apsaugoti jį nuo nuvertėjimo ir šiuo atveju nuo politinių užgaidų. Jeigu turite nesantaupas, o turtai investicijose iš jūsų nebus ko paimti ir perinvestuoti. Tai daug geresnis pasirinkimas gali būti turėti nesantaupas, o turtą investicijose. Jeigu šis video jums buvo naudingas, spauskite like, prenumeruokite kanalą ir nepamirškite paspausti ant varpelio, kad nepraleistumėte naujausių apžvalgų ir investavimo idėjų. Freedom24 akcijos kodus ir registracijos nuorodą irgi dar rasite video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.